Labas vakaras, mielosios damos. Labai džiugu, iš tiesų tiek man, Sandrai, tiek Ingridai, kad šitiek jūsų nemažai susirinko, kad jūs skiriate šiandien savo laiko pabūti kartu su mumis, paieškoti sprendimų, edukuoti save. Pradėsim iš tiesų nestandartiškai. Tai ištiesime dešinę ranką ir dėsime ties petimi ir truputį su pirščiukais paeisime link mentės. Kitą rankytę dėsime ties šonkauliukais ir su pirščiukais paeisime link stuburiuko. Ir stipriai save apkabinsime. Už tai, kad menopauzė iš tiesų tai yra natūralus fiziologinis procesas. Ir jeigu atsiranda simptomai tokie, kaip aš nenoriu daryti, man nėra nuotaikos, o jūs to pasekoje barate save, spardote savo į užpakaliukus, kad, čia baig vaidinti, eik tik tai ir viskas, ar ne? Tai už tai, kad savęs nebartumėt, už tai, kad save mylėtumėt tokią, kokią esate, kūnas yra jūsų, jis reaguoja skirtingai pas mus kiekvieną, ar ne? Ir iš tiesų menopauzė sukelia tikrai nemažas problemas, nemažą simptomatiką ne tik mums pačioms, bet ir aplinkiniams. Tai kas įtakoja, kad įsivaizduokite, prieš 100 metų apie menopauzės simptomus, tuos sunkiuosius, galėjo girdėti tik 30 moterų ir juos pajusti. 30% moterų. Šiuo metu, šiomis aplinkybėmis, net 90 moterų jaučia menopauzės simptomatiką. Neigiamą tą menopauzės simptomatiką. Kodėl taip yra? Mano nuomonė būtų tokia. Pirmas dalykas tai yra tarša. Mes gauname su maistu, su lietumi, per dirvožemį. Mes gauname tiek taršos, kad mūsų pats organizmas sensta greičiau. Sakykime taip, nusidėvi greičiau. Dėl to ta simptomatika yra tokia stipri, pastiprėjusi negu buvo prieš 100 metų. Nes iš tiesų aš neprisimenu, kad mano močiutė sakytų, žinokit, aš neisiu karvių melžti, nes man nėra nuotaikos. Aš negaliu išlipti iš lovos arba tenai. Man prakaitas pila, aš negaliu eiti šienauti. Tikrai negirdėjau iš savo močiutės, bet laikai keičiasi aplinkybės, iš tiesų tarša yra viena opiausių problemų. Ir įsivaizduokite, jeigu jūs 10 minučių pabūnate lietuje, jūsų kepenys 2 dienas valo mūsų organizmą. Tik 10 minučių pabuvus lietuje. Ir be abejo, aš labai sveikinu tuos žmonės, kurie auginasi savo daržoves. Tai yra geriau negu pirkti iš parduotuvių, be abejo, jie yra mažiau užteršti, bet mes gaunam ir per dirvožemį teršalų visokių, kur mūsų organizmą, mūsų organus sendina. O jeigu mūsų organas pasensta, atsiranda ligos. Nes iš tiesų, jeigu mūsų organai fiziologiškai ar ne, gautų vitaminų, maistų medžiagų, nebūtų taip toks didelis užterštumas, tiek su maistu gaunamas, tiek streso lygis ar ne, judėjimas būtų teisingas, tai mūsų organai galėtų išgyventi 120 metų. Taip kad jeigu ligos atsiranda, mano manymu, iš to, kad mūsų organas pasensta, jis negali atlikti savo funkcijų ir tada jis susirga. Tai vienas iš tų, kodėl mes simptomatiką tokią jaučiame stiprią. Kitas yra, nepasakysiu naujienos, tai yra stresas. Stresas, kurį patiriame nuolatos. Kur įtaką turi stresas? Įtaką turi stresas, ypatingai dalyvauja antinksčiai. Antinksčiai dalyvauja ir gaminant mūsų hormonus estrogenus. Toliau keliauja kepenys.
Ne, kepenys detoksikuoja mūsų organizmą ir kepenys iš vis atlieka apie 2000 funkcijų. Tai yra labai nuostabus organas, kuris tarnauja mums nepailstamai. Jis jau 3-4 ryto pradeda mūsų organizmą valyti, kol mes parpiam lovoje, jau jisai dirba. Ir kepenys jos neskauda mums, mes galim jas ir kažkiek tai išpjauti, jos atauga, vienintelis organas, kuris atauga. Ir kepenys labai daug dalyvauja mūsų virškinimo, mūsų išvis visame organizmo procese labai stipriai jos dalyvauja ir jos, manyčiau, mano manymu, yra nepelnytai užmiršta. Kitas dalykas tai yra judėjimo stoka. Pripažinkim, ar ne, kad judame mažiau, daugiausia gyvename ir mieste, neturim tų tokių darbų, darbas sėdimas arba namuose pareinam televizorius, kompiuteriai, tai iš tiesų ta judėjimo stoka yra maža. Rekomenduojama kiekvieną dieną 15-20 minučių pasportuoti, tai yra geriau negu kokias 2 valandas atvarau tenai bele kokioj salėje, bet vieną kartą pasportuoju. Tai rekomenduojama labiau geriau kiekvieną dieną įdėti būtent sportą, vaikščiojimą, kvėpavimo pratimus, jogą, nesvarbu, bet kiekvieną dieną negu vieną kartą į savaitę atvaryti kaip reikiant. Ir kuo mes buvom jaunesnės, mums reikėjo iš tiesų sporto mažiau. Nuo 40 mes turime sporto didinti būtent laiką sportuoti. Ir kitas dalykas, kadangi užterštumas yra didelis, mūsų organizmas be abejo taip pat yra užterštas, mes gaunam ne tik su maistu teršalų, mes įkvepiant, geriant, lyjant, sningant, mes gaunam tų teršalų tikrai daugiau negu prieš 100 metų. Todėl labai yra svarbios tos profilaktinės programos, kurios yra atliekamos esant sveikam. Jeigu nejaučiat jokios simptomatikos, jūs galite atlikti žarnyno, skrandžio detokso programą. Galite atlikti kepenų restarto programą, limfos valymo programą, ar ne? Galite antinksčius atgaivinti. Tai tos tokios standartinės programos, kurios leidžia jums perkrauti savo organizmą, įkvėpti jam, kad jisai galėtų funkcionuoti kiek įmanoma geriau. Tai aš atstovausiu iš tiesų tas moteris, kurios net nepajuto dar jokių menopauzės simptomų, bet įjungia jau savo sąmoningumą ir galvoja, kaip man pasiruošti. Kaip man pasiruošti, kad aš neturėčiau tokios istorijos kaip Ingrida, kuri šiandieną pasakos apie savo istoriją būtent menopauzės tema. Taip kad startuojam. Startuojam mes. Labai trumpai aš apkalbėsiu menopauzės etapus. Ir kas tai yra menopauzė? Menopauzė tai kaip kūdikystė ar paauglystė, vienas iš natūralių žmogaus gyvenimo etapų. Mes nuo to nepabėgsim, mielosios damos. Menopauzė veikia mąstymą, emocijų raišką ir elgesį. Moteris tampa jautresnė, dirglesnė, piktesnė, nekantresnė, daugiau verkia, dažniau verkia. Tai paveikia ne tik pačią moterį, bet ir aplinkinius. Menopauzė tai moters gyvenimo tarpsnis nuo vaisingo amžiaus pabaigos iki kiaušidžių hormoninės funkcijos išnykimo, kurio metu vyrauja lytinės sistemos organų senėjimo procesai. Ir šiandieną sužinosime iš manęs, kadangi aš atstovauju tą, kuri dar nesu menopauzėje, bet pasakysiu taip, mano kūnas jau ruošiasi tam, nors aš simptomatikos ir nejaučiu. Nes nėra taip, kad vieną dieną vakar aš be menopauzės, šiandien aš su menopauzė, jau mano kūnas negali taip per vieną naktį persiversti, bet jau eina link to, nors aš simptomatikos dar nejaučiu, man yra 41 metai, bet kalbant apie amžių jau nuo 40, kadangi viskas ankstyvėja, gali prasidėti priklausomai nuo moters
gali prasidėti nuo 45, kai kuriom prasideda nuo 35 metų. Taip kad mano patarimas neužsiciklinti ties amžiumi, ką daro senos patirties gydytojai, kurie, kiek tau metų, ne 5, tai tau ne menopauzė. Linkėčiau užsiciklinti labiau ties simptomais, kurie kelia jums diskomfortą, o ne ties amžiumi, nes mūsų kiekvienos kūnas yra skirtingas ir kada kuriai pasireikš būtent ta simptomatika menopauzės. Tai čia priklauso nuo mūsų kūno, nuo mūsų šitos tvirtovės. Tai šiandien aš kalbėsiu, kaip pasirengti, kad kai būsime menopauzėje, jausime simptomus, mes niekur nuo to nedingsim, bet kad jie nebūtų tokie stiprus. Ir antras dalykas, šiandien Ingrida pasidalindama savo istoriją, papasakos, kaip savo padėti, jeigu jūs jau jaučiate stiprus menopauzės simptomus. Menopauzės etapai. Iš tiesų aš surašiau juos 1, 2, 3, todėl, kad vienur yra ankstyvoji, kitur perimenopauzė, ar ne? Mes šiandieną tokia lengvai norim pakalbėti apie sudėtingą temą, žemiškai, žmogiškai, kad tai būtų suprantama, todėl kalbam apie menopauzės etapus, tai yra ankstyvoji arba dirbtinė chirurginių intervencijų menopauzė, kuri gali prasidėti jau nuo 35 metų ar netgi anksčiau, jeigu jau turėjote dirbtinių intervencijų kažkokių, tai ar ne, chirurginių. Ir tai gali būti dėl genetikos, sveikatos būklės, vėžinių susirgimų ar operacijų. Kitas menopauzės etapas, jeigu jau mes neturėjom visų šitų dalykų, pirmas menopauzės etapas, tai yra, kada jau pasirodo kartas nuo karto pirmieji mėnesinių ciklo sutrikimai. Gali būti nereguliarios, bet labai nežymiai, trumpesnės arba gausesnės. Taip pat gali atsirasti acikliniai kraujavimai. Tai tarp susirgimų būtent kažkoks tai patepliojimas, kažkoks kraujavimas būdinga. Nereguliarus prakaitavimas naktimis, karts nuo karto atsirandantis galvos migreniniai skausmai, kraujospūdžio pokyčiai, mieguistumas, nerimas kažkoks, atsiranda pirmieji dėmesio koncentracijos sutrikimai. Šitoj vietoj gali nepasireikšti visi simptomai, gali pasireikšti karts nuo karto, ne visi, gali būti kažkoks tai vienas ar ne, bet tai rodo, kad jau mūsų kūnas pereina į tam tikrą etapą. Kitas etapas, antras etapas, tada, kada jau sumažėja estrogeno gamyba. Estrogenas tai yra mūsų moteriškas hormonas ir dėl šito estrogeno ir yra mūsų ta menopauzė. Taip pat, sakyčiau, kalčiausias tai yra fiziologiškai būtent estrogenas. Jau išryškėja mėnesinių ciklų pokyčiai, atsiranda nervų sistemos sutrikimai. Būdinga karščio bangos, naktinis prakaitavimas, padažnėja širdies plakimas, miego sutrikimai, nuotaikų svyravimai, greitesnis nuovargis, jau didesni dėmesio koncentracijos sutrikimai, libido, medžiagų apykaitos sumažėjimas, gali kamuoti sąnarių ir raumenų skausmai, atsiranda sausumas, niežulys, deginimas, plaukų slinkimas, trapesni nagai ir raukšlės. Tai vėlgi, čia gali nepasireikšti tikrai visi simptomai, bet jau šitame etape simptomatika darosi ryškesnė. Kitas etapas. Etapas, kuris trunka 12 mėnesių po paskutinių menstruacijų. Kas jam būdinga? Tai estrogeno minimali gamyba arba nulinė. Šitoj vietoj mano komentaras būtų toksai. Estrogeną gamina dar ir mūsų riebalinis sluoksnis, tai mažiau tų su estrogenu susijusių problemų turėtų būti moteriams, kurios turi riebaliuko. Moteris, kurios turi daugiau raumenyno, mažiau riebaliuko, tai estrogeno gamyba, kada kiaušidės nustoja tai daryti, ar ne, greičiau bus sumažėjusi. Taip pat, jeigu jūsų antinksčiai yra pavargę. Antinksčiai taip pat padeda šiek tiek atstoti tą mūsų
tą hormonų disbalansą truputį patvarkyti dar antinksčiai ir jeigu turite riebaliuko, dar gali jums padėti, kalbant estrogeno prasme. Odos sausumas, pleiskanojimas, gleivinės išplonėjimai, makšties ir šlaplės gleivinės net sunykimas, ko pasekoje yra šlapimo nelaikymas, tai yra problema, kuri jau tikrai priverčia mums įsijungti šauktuką, atminties pakitimai, depresija. Tai šitame etape, šitas, manau, pats sunkiausias etapas, be abejo, prie pirmo, antro susideda ir dar trečias, gali būti vieni simptomai labai ryškus, kiti simptomatika tokia silpnesnė, vėlgi gali būti nepasitaikyti visi tie simptomai. Tai šitas etapas iš tiesų yra pats sunkiausias, bet jeigu mes į tai ignoruojame ir nepasiruošiame menopauzei, jeigu matom simptomus, sakom, ai, tai natūralu, tai praeis. Jeigu mūsų tas sunkusis periodas yra tikrai sunkus, ai, natūralu, tai praeis, noriu parodyti, kas atsitinka, kas gali dar atsitikti ir kokiom ligom yra daroma įtaka būtent kai estrogeno jau sumažėja labai minimaliai arba išvis jo yra nebegaminama, kai sunyksta mūsų, paprastai tariant, kiaušidės, ar ne, nustoja veikti. Tai prieš tai dar norėčiau apie visus menopauzės simptomus pakalbėti. Užbėgau už akių apie estrogeno sukeliamus tolimesnius reiškinius. Tai visi menopauzės simptomai, kurie gali pasirodyti vienam kitam etape, būti ryškesni ar neryškesni, ne visi tikrai gali pasitaikyti ir didžioji dauguma. Tai kokie jie yra? Smegenų rūkas, nuotaikų kaita, atminties sutrikimai, motyvacijos praradimas, suprastėjusi koncentracija, migrena ir galvos skausmai, karščio bangos, naktinis prakaitavimas, krūtų net skausmas, virškinimo sutrikimai, augantis svoris arba labai krentantis svoris, libido praradimas, makšties sausumas, sąnarių skausmai, osteoporozė, tai yra kaulų retėjimas, raumenų sustingimas, plaukų pokyčiai, sausa oda, niežulys, aknė, raukšlės, uoslės pokyčiai, akių sausumas, veido plaukuotumas, burnos ertmės deginimas ir sausumas, dažnas arba skausmingas šlapinimasis, šlapimo nelaikymas. Tai yra simptomatika, kurią gali sukelti vienokia ar kitokia būtent estrogeno sumažėjusi arba visiškai išnykusi gamyba. Taigi, ligos susijusios su estrogenu. Taip kad jeigu numosime ranką, kas gali, tikrai nelinkiu ne vienai, kas gali mūsų laukti. Tai sutrinka kalcio resorpcija, mažėja kaulų tankis, padidėja lūžių rizika. Tai čia kalbu apie osteoporozę. Gali pakilti kraujo spaudimas, išauga insulto ir infarkto rizika. Iš tiesų, iki menopauzės, iki 55 metų, sakykime, orientyrui, vyrai pirmauja šitoj vietoj su širdies ir kraujagyslių ligomis. Bet atėjus mums menopauzei, mes labai greitai, pasakysiu taip, mes juos perspjauname. Taip labai stipriai padidėja būtent širdies ir kraujagyslių ligos moterims. Artritas, demencija. Tai tokios ligos, kurios iš tiesų neatrodo malonės net skaityti. Tai kokie būtų mano patarimai? Fizinis aktyvumas. Fizinis aktyvumas ne dėl to, kad pagerinti, kad mūsų galvos oda prapūstų, ar ne, smegenis prapūstų kažkoks toks vėjas, kad mes nuleistumėm garą sporto salėje bevaikščiodami, ar ne tik tai yra psichosomatikai mūsų, bet ir mūsų audiniam. Mūsų audiniam, mūsų sausgyslėm, mūsų kremzliniam visam audiniui, ar ne, būtinas aktyvumas. Ir šitoj vietoj mano rekomendacija jau įsidėti būtinai kolageną, nes iš tiesų mūsų organai jie kabo. Ir kada prarandamas elastingumas, kolagenas labai stipriai šitame procese dalyvauja, organai pradeda tįsti ir jie negali atlikti mums funkcijos
dėl ko jie yra skirti. Sumažėja jų funkcionalumas. Everflexas be abejo vėlgi jis dalyvauja kremzlėse, ar ne, kad mes kremzlėse ir chondroitinas gliukozamino turi, taip kad tai vėlgi yra mūsų kaulam, mūsų raumenynui, mūsų lankstumui. Mityba, be abejo, mityba čia viskas suprantama, ne? Nes mes iš tiesų turime gauti su maistu pakankamai medžiagų, kad mūsų organai galėtų normaliai funkcionuoti. Vanduo gyvybė, tai be abejo. Vandens turime išgerti 30 ml vienam kilogramui. Ir geriausia pirmoje dienos pusėje. Iki, sakykime, nes limfa yra aktyvi iki gerokai po pietų, sakykime, 3, 4, 5 valanda. Tik ne link vakaro, nes limfa link vakaro jinai pati, jos funkcija susilpnėja ir jeigu yra vandens, mes ryte iš tiesų atsikeliam sutinę, jeigu mes geriam vandenį daugiau vakaro pusėje. Pilnavertis miegas be abejo čia, nes mūsų kepenys valosi naktį, valo mūsų visą organizmą ir nedarbuojasi, mūsų psichosomatika pailsi, atsikuria, girdėjote, ir veido oda atsikuria būtent naktį, kad reikia stipresnių serumų būtent nakčiai, kad veido oda atsikurtų, nes jinai tą daro. Ir toliau keliauja antinksčiai, kepenys, žarnynas, profilaktinės programos. Ir kada reikia pradėti rūpintis savo kūnu, tai yra tokie gydytojo pastebėjimai. Jei sunku atsikelti, jei ir išsimiegojate. Vis labiau mėgstate kavą, energijos stoka pavalgius, jei sunkiai užmiegate, bet jautriai miegate ir sunku susikaupti. Tai jau reiškia, kad jūsų kūnas yra pavargęs ir jam reikia pagalbos. Ir kaip pasiruošti, dabar čia būtent mano rekomendacijos tame pirmame etape, kada mes nejaučiam jokios simptomatikos, bet jau esame, sakykime taip, mano patarimas nuo 40 metų, tai tikrai galime pradėti jau ir ruoštis. Tai yra žarnynas. Žarnynas yra visų mūsų antrosios smegenys ir visų organizmų pagrindinis dalykas. Nes žarnynas iš tiesų jisai dalyvauja mūsų švarinimo etape, ne? Tai, ko mums nereikia, mes pašalinam per žarnyną. Jeigu mes to nepadarome, toksinai, teršalai toliau per žarnyno sieneles keliauja į kraują ir vėl mums trukdo mūsų organizmui atsinaujinti, ne? Ir ryte mes 10-20 minučių ryte tikrai turim nueiti į tualetą. Kitas dalykas, per žarnyną yra įsisavinamos maistinės medžiagos, vitaminai. Ir jeigu žarnynas yra užterštas, be abejo, vitaminų ir mineralų įsavinamumas, kurį gauname tiek su maistu, tiek su maisto papildais, sumažėja. Kitas dalykas, girdėjot, kad 70–80% imuninės sistemos yra žarnyne. Dėl to mes galim labiau sirgti, jeigu žarnynas mūsų bus netvarkingas. Žarnyną, ką daryti su žarnynu? Visų pirma, žiūrėtis maistą, kad jis būtų skaidulingas. Ne? Antras dalykas, pasidaryti į metus 1 kartą, 2 kartus švelnią detokso programą arba mano paprasčiausia rekomendacija, tai yra Nature Sunshine kompanijos DTX Ultrabiome, kur yra tirpių, netirpių skaidulo, valo sunkiuosius metalus, bet jį galima naudoti pastoviai, jeigu jums jisai patinka, tinka jūsų organizmui. Toliau. Mini programos antinksčiams galim pasidaryti ten 3 mėnesių programą, mes juos turime atpumpuoti, todėl kad mes patiriam stresą, nebūtinai stresas mums yra pavojui, gyvybei grėsiantis, bet mes pastoviai gyvename įtampoje, pripažinkime tai. Ir kepenims šitoj vietoj, jeigu nežinote, nuo ko pradėti, rekomenduoju DTX Basic dėžutę, kur yra viskas sudėta. Pasidarykite, 3 mėnesių programą, leiskite truputį savo kepenim atsikvėpti ir jos tikrai jums atsidėkos 1000 kartų. Ir maisto papildas arba
maistas, kuris skatina kiaušidžių veiklą ir padeda atitolinti menopauzę. Šitoj vietoje yra mūsų maisto papildas defense ir būtent lecitinas. Tai šiandieną mano patarimų būtų tiek ir keliausime prie antros dalies. Jau galiu? Taip, visom labas vakaras. Truputėlį jaudinuosi. Nors ne ant scenos, bet vis tiek jaudinuosi. Taip, papasakosiu aš savo istoriją. Ir aš manau, kad ten kiekviena moteris, kurios prisijungusios, ras kažką tai savyje irgi tokią. Aš visą laiką irgi taip pat galvojau, ta prasme kaip galvojau, girdėdavau. Menopauzė, čia ten juokaujam, prakaituojam, sušylam, jau menopauzė atėjo, čia jau taip ir taip, tokių visokių. Ir galvoju, kas ta menopauzė, ten niekas niekur nieko nepasakoja, niekas nieko nesako, bet va taip iš moterų lūpas, iš lūpų į lūpas. Galvoju, kas menopauzė, paprakaituosim, nes prakaituojam, ten biški nerviukai paėma, ten pasinervuosim, dar kažkas ten tokia. Galvoju, čia nieko tokia. Ir ką? Ir ateina ta draugė, mano menopauzė. Prasideda verkimai nuo pat ryto, atsikeli, nuotaikas nėra, verki. Gerai, mano dienos tikriausiai. Tikriausiai jau čia kažkas tai su mėnesinėm. Nieko panašaus, verki antrą dieną, trečią dieną, nesupranti, kas darosi. Dėl ko? Nei kažkur kažkokie atsitikimai, nei kažkokias problemas, nei kažkas tai. Verki. Gerai. Ką? Bėgi per daktarus, nes kažkas tai negerai. Einu ką? Visų pirma irgi. Pirma mintis buvo pas ginekologą. Aišku, pirma pas šeimos gydytojai pasakoja, tai čia buvo toks pats geriausias toksai topas mano buvo pas šeimos gydytoją. Pasakoju. Mano šeimos gydytojai žiūri mane į taip. Kiek tau metų? Sakau, 47. Šiaip tai prasidėjo gal kokie 40, kažkur 46, 47. Nejaugi tau čia menopauzių nėra, nes aš ir pati netgi taip užsiminiau, gal sakau, taip iš oro. Net jokių tau čia menopauzių nėra, eik prie jūros pasivaikščiok, graži diena, saulė šviečia. Eik savo gražaus nusipirk. Aš taip sėdžiu, žiūriu ją, galvoju, Aš visą savaitę kaukiu, ateinu visą veidą, išraiškas nėra. Vienu žodžiu, tokioj gilioj, tokioj, sakykime, depresijoj. Ana man sako, eik prie jūros pasivaikščiok. Gerai. Eik gražaus nusipirk, gerai, eisiu. Einu to gražaus pirkti. Ką aš matau? Aš tik vieną juodą spalvą matau. Niekas nekrenta, jokia grožia. Negalvoju, kažką reik daryti, kažkas tai negerai. Einu pas ginekologę, mokama. Galvoju, reikia pasižiūrėti, vis tiek galvoju, gal nes man pačiai kaip ir atrodo, kaip ir, daina, galvoju, kažkas tai tokia gali būti, gal kažkas tai su moteriškom ten. Paėma kraują gydytoja. Ne, dar sako, nėra menopauzės, bet jie artėja. O aš čia pasakoju, jai čia viską, taip, vėl taip žiūri. Aha, kaip pirmą kartą girdėtų tokius variantus. Aš taip išpasakoju, nusiverkiau, aš čia visur, aš tik kur einu, aš tik verkiu, pasakoju. Ta pasiklausė, aha, įdomu, bet kad dar nėra, kaip ir anksti čia, aprakaituoji naktį. Sakau, ne, o kaip miegi? Sakau, gerai, ačiū Dievui, sakau, gerai miegu. Tai ne, tada žinai, aš gal sakyčiau, eik pas psichiatrą. Žodžiu, mano kelionė einu per daktarus ir visi man siūlo pas psichiatrą. Kitokių variantų nėra. Gerai, galvoju, ką, sėdžiu, galvoju, viskas. Tikriausiai man iš tikrųjų reikia pas tą psichiatrą, nes jau viskas, jau čia man rauna ir stogą, čia siela, širdis, belekas lipa. Greitoji kas antrą dieną važiuoja, nes užeina visokie tokie drebuliai, šalčiai, spaudimas kyla iki 180, tenais
pradeda panika darytis, nes širdis lipa lauk viską. Nu galvoju, viskas, aš mirštu, nu viskas, greitai įsikviečiu, greitoji raminančius suleidžiu. Taip, aišku, raminantis, nuramint visus tos hormonus. Pasėdžiu 10 minučių, liktai kaip viskas gerai, kitą dieną vėl tas pats, vėl verkimai, vėl taip. Ir taip mano visą pusę metų. Toksai intensyvus va visas tas toksai gyvenimas. Verkimai, ėjimai iš protą, visi čia man patarimai, aš manau, kad visos moteris girdėjo tų patarimų, kad susijimk į ranką, susitempk, eik, daryk ką nors, eik, nu, ten joga, ten kvėpuok, ten sportuok, ten, nu, patarimų iš visų buvo viską. O aš taip guliu lovėje ir galvoju, kaip lengva jums visiems tai pasakyti, kad imk, eik ir daryk. O neina atsikelti iš tos lovas, neina atsikelti, nes tau antiek yra blogai, eina siela tiesiog lauk. Aš ir dabar netgi susijaudinu, kai aš pasakoju savo tą istoriją, nes man yra tragedija. Tai ką aš darau? Aš susiimu į rankas, pradedu skaityti, žiūrėti, nusipirkau tokią, galvoju, reikia kažką daryti, negalima taip praeiti. Menopauzė be tabų. Ieškau, skaitau, žiūrinėju, rašo. O taip ir Sandra paminėjo depresiją. Depresija, taip galvoju, menopauzinė depresija. Nu tai tikriausiai čia turėtų tas būti variantas, nes nu kažkaip tai, nu nieko tikrai, nei vaikų palaidojau, nes mane ten visi klausinėjo, nei kažkokių stresų turėjau baisiausių, nei, nu nieko, nu visiškai nieko, dėl ko man būtų depresija. Visi gydytojai siunt, visi man tik tais eik pas psichiatrą ir viskas, ir čia tau susitvarkyk su galvikė. Skydliaukės gydytojus praeinu, gydytojai skydliaukės, eik pas psichiatrą, tvarkykį su galva. Nu, aš jau pradedu sėdėti ir galvoti, nu, jei būgut, nu, tikriausiai aš jau rimtai išprotėjau, viskas jau čia. Nu, tai va tokie buvo pas gydytojai vaikščiojimai. Eik tenais, žiūrėk tenais, ginekologai už galvos susijėmė, klausosi mano istoriją, tipo, argi taip gali būti. Aš jau irgi nebesuprantu, nu jeigu gydytojai nesuprantu, tai aš irgi nebesuprantu, kas čia daras. Nu tai galų gale sakau, vat grįžtu atgal prie to pačio, kada aš įsiskaičiau, kada aš pradėjau skaityti, pradėjau domėtis, kad vis dėlto prasideda visos tos, nu ne visai ta menopauzė, bet prasideda jau kaip dabar, vat nuo 40, kitom moterim jau ir dar anksčiau yra. Bet tik tais tiek, kad, nu, irgi taip pat, kad nu, bet tas laikotarpis jau rašomas yra nuo 40. Tai vat visą šitą irgi pradėjau. Galų gale man gal yra tas toksai pankstinimas, nes man turėjau operaciją, aš esu be gimdos, bet su kiaušidėm. Tai vat man gal tą iššaukė, gal aš tikrai būčiau pradėjus, sakykime, nuo 50, kaip jau ten rašo, kaip jau gydytojai, tie visi iš senos kartos, aš sakau, nu, kaip pasakyti, nu, mes dabar pasiskaitom ir aišku, o jie tikriausiai tų knygų neskaita, arba ten likė ta informacija iš seniau, ane nuo 50 arba ten nuo 95. Nu, aš suprantu, kad nėra normalu nuo 40 jau pradėti visą tą, bet tai aš sakau, bet tai ir nėra, ir vis dėlto 47 vis dėlto jau gali prasidėti kažkas tokio. Tai aš paskiau nuėjau, ką pasidariau. Nuėjau, pasidariau tyrimus. Visus pilnai tyrimus. Ir pasakiau, ir radau knygoj, kur rašo būtent, kad pasidaryti tyrimą, estradiolio tenais, būtent tą aš E2, sakau, man įrašykit dar šitą E2. Tam irgi ta moteris sako, o tai čia turi ginekologija pasakyti, sakau, nereikia man tos ginekologijos, sakau, įrašykit, sakau, aš noriu, sakau, žinoti. Tai su šitais tyrimais pasidarius, kur man surašė skydliaukės gydytoja, kur aš jau nuėjau, jie irgi viską išpasakojo, nu tokia tikrai šauniva šita gydytoja, kur man surašė visus tyrimus pasidaryti, nu kokius gali būti. Atseit, gali būti ir vitaminų trūkumas, nu depresija iššaukti, dar kažkas. Man ten viską surašė, kokius pasidaryti tyrimus, kad pasižiūrėti, kas pas mane galėtų būti. Ir aš tą sakau, įrašyk E2 man. Įrašė. Tai nusiunčiu tos tyrimus, tą gydytoją, man paskambina ir iš karto taip, sako, tau menopauzė. Viskas, sako. Nėra jokių problemų su skydliaukė,
vitaminai, taip, nu, biškutį tenais, ten kraujukas, ten tas, nes vis tiek biškitas nusekimas, visi tie stresai tokie visokiausi, jie, kaip pasakyti, truputėlį pas mane ten nebuvo ir cholesterolis pakilęs, nu, buvo tokių, kaip pasakyti, nes visas kūnas, taigi verda, visas tenais eina, ten, taigi ant keičiasi, ant ten pats jaučiu, net nežino, kas pas jį darosi, o čia ką ten žmogų. Tai va, ir va šitą dalyką, kai man pasakė, ir aš tada atsisėdau, sakau, fu, tai vis dėlto aišku, kas tas yra dalykas, nu ką. Ir visą šitą galvoju prie ko eiti, ten va tas nuotraukikės man parodyk, Sandrute, kur aš buvau prieš, ir aš, kaip aš paskiau kelionę per tus gydytojus, va, pirmą nuotrauką, jeigu matot, va tenais, aišku, gražiai, čia mano gimtadienis, aš su gėlytėm, tai aš buvau tokia, va prieš, svėriau gal tenais, buvo 74, gal 5, taip, nu, va kažkur tame tarpe. O čia mano visą kelionę pusę metų, kur aš vat svėriau 59. Va. Jeigu eina, pasižiūrėkit, koks mano veidas. Aišku, pas mane biškai tas kūnas sportiškas, taip labai tos skūrų nėra nukritusių tokių, bet čia grinai taip, būčiau gal tos apatinis ir gražesnis užsidėjus pozavimu. Bet čia dukra man sako, davai, aš tave nupaveiksluosiu, prisiminimui, kokia tu, sako, buvai. Veidas tai baisus, nu, vienu žodžiu, kaip iš konclagerio stovyklos. Tai va tokia, va tokiam stovi, aš nukirtau tą per tą pusę, nu ne per pusę metų, man išėjo gal kokie geri 3 mėnesiai. Aš numečiau, va kiek ten 16 kg, nuo 73, gal buvo 4, kažkas va tame tarpe buvo. Tai va kokia grožio moteris va buvo, kaip pasakyti. Ir ką aš tada sakiau, sakau, viskas, reikia padėti kažkaip tai savo, niekas kitas nepadės. Nuėjau pas neurologą, jam pasiskundžiau, jis man išrašė antidepresantų, taip, aš juos gėriau, todėl kad norėjau, kad aš nenuvažiuočiau visai, jau neišprotėčiau, turėjo smegenis truputėlį pas mane atsigauti. Ir kaip mano smegenis pradėjo atsigauti, aš pagėriau tos antidepresantus, bet man ten nepasakyčiau, kad ten, nu, kitos moteris geria, jom padeda, bet čia kaip kam, kaip kas nori. Man tik tais padėjo, kad aš pradėjau galvoti, nes man tada buvo, aš net negalvoju, man kažką pasako, aš apsisauku, užmirštu, nu, žodžiu, tragedija, ta buvo tokia išgyvenimas, tokia, nu, nežinau, nelinkiu niekam išgyventi tokio jausmą, tai va dėl to sakau, su Sandra, kiek mes kartu bendrauja, kiek būnam, tai aš vis eidavau iš paskos ir sakydavau, žiūrėk sveikatą, moteris dar vieną klausimą tokį turiu. Ar mylit savo mašinas? Visos tikriausiai vairuojat, viską. Mašinas varo technikinį. Varykit ir jūs savo organizmą technikinį, darykit technikinį. Į metus vieną kartą pasidarykit visą pilną kraują ir tada žiūrėkit, kur kažko trūksta, kažką naudokit, kažką, nu, va taip mylėkit save taip, kaip mašiną mylit, ar dar kažką, tai kažkokį pasimkit pavyzdžiuką, ką labiau, aš tai myliu mašiną ir myliu dabar save, labai myliu. Nes tikrai, kaip pasakyti, save reikia žiūrėti ir aš tikrai iki to laikotarpį, nei aš kažkokių vitaminų geriau, nei aš kažkokių papildų, aš nieko, nu, taip gyvenau ir viskas. Dėl to aš taip galvoju, kad gal ir dėl to mane taip sukratė. Aš net nežinau, kodėl, kaip čia pas mane, bet kad aš buvau tuščia, tai mane gerokai va taip sukratė. Tai va ir pradėjau, kaip pasakyti, ieškoti, kaip savo pasipadėti, kaip savo galėčiau pagelbėti visu tuo sunkiuoju laikotarpiu, nes nenoriu sėdėti antidepresantų visą gyvenimą, nenoriu naudoti ten, sakykime, visą gyvenimą kažkokių hormonų ar kažką, tai jeigu reikia pagalbas su tais hormonais, tai irgi taip pat, bet čia viskas priklauso nuo savo sielos dūšios, kaip sako dūšia, kaip, nu, ta prasme, kaip va čia jauti, taip turi ir daryti. Visa kita. Mes, aišku, moteris tokios esam. Visais rūpinamės vaikais, namais, vyrais, tėvais, dar kažką, tai, nu, turim visą laiką kažkom rūpytis. Bet kai ateinam to laikotarpiu, nu, aš čia kalbu apie save, kai ateinu va dabar to laikotarpiu, man nebėra ko rūpintis, vaikai užauga.
vyras savarankiškas pasidarė. Namai vėlgi, kaip namai, čia nieko daug nereikia rūpintis, sėdžiu ir galvoju, oi, žalia rūta, nebėra ko rūpintis, tai vėlgi, kaip čia dabar, ką čia daryti. Galvoju, vis dėlto reikia, atėjo laikas, kai reikia rūpintis savim. Ir dabar turiu laiką labai daug, kad galėčiau pasirūpinti savim. Tai aš nuo to ir pradėjau. Susitikau, ačiū Dievui, Dievas pasiuntė gerą žmogų, draugę, nutriciologę, jai pasiguodžiau, pasisakiau, jinai jau buvo išgyvenusi savo irgi tokį pat laikotarpį sunku. Ir supažindino mane su Nature Sunshine, tą visą firmą. Aš, kaip pasakyti, aš tada buvau pasiruošus bet ką daryti, kad tik savo pagelbėti, kad tik tai savo padėti, bet kokiu atveju. Tai jinai man ir padėjo. Patarė, susakė, sustatė programą, visą šitą. Aš nežinau, kaip pasakyti, aš visą laiką tikėjau, kad yra stebuklai, bet iš tikrųjų yra. Aš po mėnesį pradėjau, kaip čia pasakyti, tiesiog norėti gyventi. Tiesiog norėjau jau daryti kažką, tai jau judėti. Ir tada prasidėjo mano jau kitas tas visas etapas, kad pradėjau mąstyti, kai pradėjau nebebijoti žmonių, pradėjau galėti eiti parduotuvės, kaip pasakyti, bijodavau tų minių, nes panikas darydavos, baisingas. Tai kai prasidėjo visas toks atsigavimas, tada ir pradėjau vėl sportuoti, mitybą susitvarkiau, aišku, jau ir tada tokia biški, nes mityba labai irgi, niekad negalvojau, kad jinai turi didelę reikšmę, o pasirodo jinai turi. Tikrai turi tą didelę tą tokią reikšmę. Tai tada, kai aš jau pradėjau truputėlį atsigauti, tai tada prasidėjo mano toliau kelionė. Ir aš naudojau visus tos produktus. Jie man tikrai padėjo iš viso šito išeiti. Tai kad nemuštų tą visą, kaip pasakyti, širdies visus tos ritmus tenais, ar dar kažką tai tokią, aš pradėjau naudoti magnį. Nes vienas gydytojas irgi ten man pasakė, aš irgi, kaip jau ten sakau, aš po ligoninės važiuodavau kas antrą dienelę, tai, arba važiuoju, arba pas mane jau ten atvažiuoju, nes jau ten kartais jau tenais, jau, kaip pasakyti, neina pačiai susitvarkyti. Tai gydytojas sako, pagerk magnį, pažiūrėsi, kaip bus su to. Taip, pradėjau gerti magnį, man susitvarkė širdies ritmai. Nežinau, aš dabar sakau, pasakosiu tą, ką aš gėriau, būtent iš Nature Sunshine. Aš daugiau nieko kito nevartojau. Man pasisekė, kad man nereikėjo daug pinigų, kaip pasakyti, išmesti. Man pasisekė, kad aš sutikau nuostabų žmogų, kuris man padėjo, kuris man išaiškina, kuris supažindina su tą kompaniją, nes iš tikrųjų gera kompanija, 50 metų jau jie gyvuoja. Tai viena moteris man taip irgi įstrigo tokius pasakė žodžius gerus. Papildus reikia ieškoti taip kaip vyrą. Tai man taip patiko tie žodžiai. Taip tiesiog sakau, kaip į tašką. Aišku, čia irgi yra loterija. Jeigu laiminga esi, tai ištrauki tą gerą vyrą. Jeigu nelaiminga, ir taip ir su tais papildais. Bet aš manau, kad reikia bandyti. Papildai, nieko nedaro blogo. Tikrai nesugadina kažkokių ten inkstų, kažkokių kepenų, kažkokių ten kažko. Vaistai sugadina. Jeigu mes nebijom vaistus keisti, naudoti, tie netiko, kitus panaudokim, tie netiko, kitus panaudokim. Tai papildus mes tuo labiau galim naudoti. Vienus naudoti, pabandyti, kitus pabandyti, trečius pabandyti. Tokius, kokius tu jau randi sau ir tada pasilikti prie tų. Tai tik tai vis tiek, kad sakau, būna tų, kaip pasakyti, vis tiek bendraujam, čia būna, kad ten mokslininkai papildus, kaip pasiklausykit, kaip mokslininkai rašo apie papildus, ten taip ir taip. Tai pasiklausykim, kaip mokslininkai rašo apie vaistus. Apie viską rašo tie mokslininkai, apie vienus gerai, apie kitus blogai, apie trečius visai blogai. Bet tai čia mes turim pačios viską išsirinkti, pačios turim suprasti, pačios išbandyti, ir pačios nuspręsti, kas mums tinka, nes čia yra mūsų kūnai, mūsų organizmas visas. Tai ir man pasisekė, tikrai man pasisekė, man nereikėjo, aš tikrai daug neišleidau pinigų, kad ten vieną kompaniją pabandyti, kitą kompaniją, trečią. Aš pasitikėjau,
Nes aš tuo momentu, aš galvojau, atiduosiu viską, visus savo pinigus, viską, kad tik man padėtų. Ir man pasisekė, man tikrai padėjo, man nutriciologė surašė viską, susakė viską taisyklingai daryti, aš dariau visą tą, kaip priklauso, kaip pasakė, taip aš visą dariau. Aš šiandieną dabar va tokia. Ir aš daug naudojau. Iš tikrųjų, kaip moteris sako, o Jėzau, ir pas vaistininkį nuėjau, vaistininkus klausė mane, vaistininkui sakau, va, žiūrėkit, kiek aš geriu papildų, ten dėžutės ieškojau. Ana sako, o Jėzau, o tau skrandis, sako, neskauda. Tai apie ką mes galim kalbėti, vaistininkės paklausti apie papildus. Jeigu jinai sako, tai sakau, reikia taisyklingai gerti juos. Ir neskaudės niekas. Tie patys ir vaistai, kaip pasakyti, irgi taip reikia taisyklingai gerti. Ir neskaudės. Tai va, ką aš norėjau pasakyti. Tai va, nuo širdis ritmo susitvarkiau su magniu. Pas mumis yra nuostabus lecitinas. Tiesiog jisai mane tiesiog, aš norėjau jį pasilikti kaip paskutinį tokį skaniestą, bet jau sakau viską iš eilės, ką esu pasirašysi. Tai va, lecitinas mano buvo pagrindinis ir pats geriausias, kuris mane ištraukė iš to tokio viso, pradėjau, kaip pasakyti, atsigauvinėti. Kalcis, magnis D viename, šitas yra kaulams, tas be galo yra reikalingas mums. Omega, omega čia visada ir visą laiką. Kurkuminas, tas kurkuminas mūsų. Čia aš pasakoju, ką aš atsirinkau, kas man tiko. Ir aš niekam nesakau, kad tenais privalot jūs visą šitą ten naudoti ar dar kažkas. Gink Dieve, aš pasakoju tą, ką aš pati atsirinkau savo organizmui, kas man tiko ir aš juos naudoju po šią dieną. Ir aš juos naudosiu iki grabo lentos. Nes mūsų visa ta menopauzė, tie visi etapai ir visa kita, jis lydės mumis iki grabo lentos. Tik tais, kad būtų mažesni tie visi simptomai, mums reikia palaikyti. Ir ačiū Dievui, kad atsirado tie visokie papildai ir vis geresni ar dar kažkokie, bet sakau, būtent aš kalbu apie šitą kompaniją, nes man tikrai nuostabi ir man, aš nieko negaliu pasakyti, aš tik sakau visą laiką liuksiškas, kad jie atsirado iš viso mano kelyje, nes jie tikrai mane išgelbėja iš tų visų stresų, mano pasibaigė visos bėdos. Tai kurkuminas mūsų kepenys. Visur daug kur rašo, kad mūsų kepenys ir kepenys, jos būtiniausiai reikia žiūrėti. Tai ašvaganda padeda. Pašvaganda mano tas antinkščius, kurios jau kiaušidės nebeturi jėgų, antinkščiai dirba. Tai pas mūsų tas produktas ašvaganda, man irgi nuostabus. Ants man tinka, padeda ginkmedis mūsų tom smegenėlėm, tos visus rūkus prablaškyti, visą kitą atgaivinti. Pas mumis dabar dar naujas produktas, Bost, toksai atsiradęs yra. Jisai be galo, tas energijas duoda, kur irgi taip irgi atsikeli kartais, taip atrodo, tingisi kažkur tai kažką tai. Šitas nuostabus produktas duoda, palaiko tas energijas, kad nereikėtų ten tingėti kažkur tai kažką tai, nesinorėtų. Vitaminas D, valerijonas pas mus, valerijonas labai nuostabus, sakau irgi. Nesakau, kad tenais man, kaip aš čia išgeriu tabletę ir tą papildą ir aš jau čia viskas. Tai pas mane ir užeina ir dabar, man užeina ir dabar, bet užeina, kaip aš save jau ištyriau, kaip turėtų būti, kaip aš sakau, tos mėnesinės. Vis tiek, kūnas savo turi daryti, jis vis tiek buvo tiek metų pripratęs tenais, vykti, tas visas veiksmas, visas turi būti, o jisai, kaip pasakyti, dabar viskas užsidarė, ten nieko nebėra, bet visas vis tiek jauti, biški tokia ir nervinga pasidarai, ir kažkokia ir nuotaika netokia, ir dar kažkas vis tiek tas tipo. Tai man tas išeina 7 dienas, aš kaip jaučiu, kad aš jau tokia, nežinau, ko aš noriu, nežinau, ką daryti, ar iš viso kažko tai noriu, ar iš viso kažką tai man daryti. Tai aš tas dienas pageriu valerijoną, mūsų valerijonas yra iš valerijonų šaknų ir iš apinių, tai čia tokie 2 patys geriausi, kurie pramina visą tą nervų sistemą, fantastika. Tai kolageną vartoju irgi pastoviai, nes ten pas mane visi tokie žandžiukai, visi tokie nukritę, visas odas, tai kaip atsakyti, kad nenukristų, nenudriptų, kolagenas yra
irgi labai reikalingas. Bet čia vėlgi, kiekvienas, sakau, turi atsirasti, susirasti. Aš, sakau, pasakoju, ką aš naudoju. Nu ir dar toks pas mus produktas Lokla. Kartais būna, kai užkietėja viduriukai, ten ada kažkas toks, tai žiūri, geras dalykas, skaidulos. Ir karts nuo karto tenais vis tiek reikia. Visą šitą, ką aš suvardinau, tai aš tą naudoju. Aišku, aš dar daugiau naudoju, bet čia jau aš pasakiau, kad ką aš atsirinkau, nes aš tikrai daug naudojau. Pas mane buvo visa dėžutė pilna, dabar yra biškai apmažėjus yra, todėl kad pasibaigė yra. Bet pilna dėžutė buvo, pilna su viršu. Mano vyras sako, a tau tikriausiai net maisto jau nebereikia, sako, nes, nu čia tiek, tu turi ką valgyti, sako, žinai. Nu, sakau, reikia ir to maisto, o čia yra prie maisto priedas. Tai va, tai aš geriau tokią dėžutę naudosiu papildus, negu vaistus senatvėje. Ir ką aš čia norėjau dar pasakyti, čia turėjo tokia kaip ir pabaiga būti, bet tai va, aš atsirinkau tos produktus, kurie man buvo geriausi. Daug praėjau, daug išnaudojau, visokiausių, aišku, tenais yra ir raudonas dobilas, kitom nėra tai baisiai, tikrai yra visokiausių tų rūšių, kuriuom užtenka tikrai ir to raudono dobilo, nes tikrai ant ir karštį numažina ir visą. Man nebuvo jokių karščių, man neskaudėjo jokių sąnarių, man naktim neprakaituodavo, būdavo ten kartais, kad tokia raselė ant krūtinės, tokia dar kažkas, miegodavo viskas, bet man buvo su nervų sistema. Man tiesiog, sakau, man rovė stogą, man tiesiog širdis, dūšė lipo lauk. Tai va, aš tą visą, ką sakau, ką aš atsirinkau, tai va, ką ir norėčiau pasakyti moterim, kad jūs mylėkit save, prasivarykit technikinį vieną kartą į metus ir naudokit. Aš tik už papildus ir papildai bloga. Tikrai aš galiu, nežinau, aš galiu guldyti galvą, kad papildai bloga nedaro nieko. Aš tikrai, sakau, geriau tokią dėžutę naudosiu papildus iki pat senatvės, kad būtų lengvesni tie visi simptomai, nes ateis 60, aš žinau, kad vėl prasidės organizmais keisti, vėl išlys visokiausi dalykai, vėl širdies bus tokie permušimai vieniem, jau girdėjau, jau aš sakau, jau aš į priekį klausinėjau vyresnių amžiaus žmonių, ką jie jaučia, ką jie papasakokit, sakau, ką jūs dabar jaučiat, kur anksčiau tai tikrai niekas jokių tų papildų nei siūlė, nei rekomendavo, nei ten, nežinau, netgi tų hormonų gal ar buvo, nebuvo, net aš neįsivaizduoju, kaip jos ten išgyvena iš viso ten tos moteris. Nu, tai aš jos klausiu, taip, jau skauda ten, nu, vienu žodžiu, lygos. Tai vat, kad visas šitą sušvelninti, aš rekomenduoju ir aš pati tą patį darau, kad tik su papildais, kad viską sušvelninti, mes tikrai, aišku, turėsim tų ligų, tikrai sirgsim, aš nesakau, kad tenais, oi, vaistų nereikės, ne, čia prisigėriau papildų ir aš čia viskas, aš čia būsiu užsimarinavus sveika, gyva. Taip, sirgsim, turėsim tų ligų, ateina ta senatvė, bus kažkokių vaistų, bet aš geriau gersiu 2 tabletės, 3 esu užsibrėžus, tegu 3 būna. Bet tikrai ne visą dėžutę, kaip aš rodžiau papildus, aš geriau tikrai papildus gersiu, negu vaistus. Tai vat su tai norėjau, dar vieną nuotraukikę parodyk, su tokia pat bliuskytė, ir aš dabar tokia esu. Aš esu dabar pati laimingiausia, kaip toj dainoj, 6-9. Gyvenu, saulė liečiu, lietų, kažkaip tai nebeatsimenu. Aš tikrai dabar gyvenu, džiaugiuosi gyvenimu, bendrauju su savo kolegėms, su savo draugais, viskuom. Pradėjau vėl iš naujo, kaip pasakyti, atsigauti, nes buvau užsidarius, nieko nenorėjau nei matyti, nei žinoti, nei kažką daryti, o dabar pilnumoj darau, einu, sportuoju, mityba pasitvarkiusi, susitvarkiusi. Kvėpuoti dar nekvėpuoju, bet kvėpavau tenais tais blogaisiais laikais, nes kvėpuok, sako, čia viskas praeis, kvėpuoju ir sakau, nebegaliu kvėpuoti, nes aš to išdurnėsiu. O dabar sakau, dabar aš tikrai gyvenu. Ir moteris, mylėkim save. Tikrai mylėkim save, prisižiūrėkim, pasilepinkim.
nueikim masažiuką, bent į mėnesį vieną kartą. Tai yra fantastiškas atsipalaidavimas toksai, į baseiną, nežinau, aš sakau, bet ieškokit. Ne kiek aš sakau, kad tenais, va darykit taip, 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 taip. Negali niekam nupasakoti, kaip daryti, nes kiekvienai yra skirtingai. Vienai taip, trečiai taip, ketvirtai iš viso sakys, ką tu čia man patarinėjai, čia visai man tas netinka, dar kažkas. Tai va aš sakau, aš daug bandžiau, baseinus ėjau, jogas, kvėpavimus, aš bandžiau ir ką palikau, tai palikau, kas man maloniausia. Tai va baseiną, masažiuką pasidarau mėnesį vieną kartą, 2 kartus. Ten pasilepinu kažką tokią savo, būtent pas kosmetologę kokią nueini, kažką tai tokią, Tai va, tie spaugiukai va tokie irgi buvo pradėję irgi berti, nei iš šio, nei iš to, sakau, vau, bręsti pradėjau, valio, pradėjau jaunėti tikriausiai, ir kaip čia išeina. Tai man kurkuminas va, sutvarkė, nei vieno spaugiuko nebelika. Tik nueinu savo pas kosmetologę, tik kad maloniai pavalytų, savo pasidarau malonumą. Pasilepinkim ir ieškokit. Iš tikrųjų, vienintelis patarimas, ieškokit savo tinkamų papildų ir nebijokit. Bandykit, netinka tie, imkit kitus, netinka tie, imkit kitus. Eikit, bandykit. Aišku, būtų labai gerai, kad aš tai klausiau, nes vis dėlto yra geriau pasiklausyti rekomendacijas, kas pasiūlo, kas parekomenduoja, nes jau žmonės vis tiek, yra praėję pro tos visus, gali pasakyti taip. Tai va. Tai ką ir tom ir noriu pabaigti savo istoriją. Liūdną istoriją iš tikrųjų nenoriu net prisiminti, visą laiką susigraudinu, nes tikrai sunkiai išgyvenau. Ir aš manau, kad yra tokių moterų, kurios taip pat irgi išgyvena. Jeigu turėsit kokių klausimų ar kažką tokio, rašykit man asmeniškai, tikrai padėsiu, pasakysiu, patarsiu, o jūs jau spręsit pačios, kaip ką daryti. Aš pasakysiu, kaip aš dariau, ką aš dariau. Tai, o jūs jau pabandysit, netiks kažką kitą, dar kažkas, bet šiaip tai klauskit, tikrai klauskit, mielai atsakysiu, nes aš visada, kai paskaitau tos žinutės, aš tiesiog apsiverkiu, kaip aš įsivaizduoju, aš tiesiog net įsivaizduoju, kaip moteris jaučiasi. Ir kai dar sako, susiimki rankas, o tas man, pritrenka tas visas toksai pasakymas, susiimki rankas, čia reikia su protu dirbti. Kaip, paaiškinkit, kaip reikia dirbti, kai tu negali išlipti iš lovas ir tau čia niekas neveikia, niekas neveikia, kaip reikia susiimti. Visų pirma, niekas nepasako, o tik tais tu paimk ir susiimk, pakalbėti mes visi mokam, o kaip padaryti reikia, be šansų. Tai vat, tom ir noriu pabaigti, kad klauskit, rašykit, pasakysiu. Ir būkite pasakyta. Tai dar nepabaigsi. Dar yra klausimų, kokius pagrindinius tyrimus darysi? Taip, pagrindinius tyrimus aš nuėjau pas, matot, tas buvo taip, skydliaukės, kaip ėjau, skydliaukės tyrimai surašė visus, reiškia, pati skydliaukės gydytoja surašė. Bet pagrindiniai tai yra kraujas, kepenų, kas ten dar, reikėjo pasiimti. Aš nežinau, man šeimos gydytojas, praeitais metais grinai prasivariau, sakykime, technikinį. Ką surašė šeimos gydytojas, kur mums reikia tas toks, kaip nemokamas, kas čia būtų. Visas va tokius kraujo tyrimus, skydliaukė, D vitaminas, kas ten dar įėjo, bet reikėjo pasiimti. E2, kaip supratau, tas labai svarbus. Taip, E2 paprašau, jo, tas E2 yra, paskiau, būtent atsakingi už tos mūsų estrogenus, ten tos visus mūsų moteriškus reikalus, kas liečia, jeigu tas menopauzės. Bet toksai, yra tie paketai, jau kai paprašai šeimos gydytojo, kad aš noriu pasidaryti tą tokį paketą tyrimų ir viskas. O taip, jeigu sužinoti visus, ar ten magnį, man atrodo, dar yra ten didesni, tada jau įvardini, kad noriu sužinoti ir vitaminų, kokių man trūksta, ar dar kažkas, tai jau čia irgi, gydytojas jau tenai žino. Aš tik tais užsimenu, kad aš noriu pasidaryti pilną paketą tyrimas, pasižiūrėti, kiek pas mane vitaminai, kokie cholesteroliai, kokie tenais kraujai, hemoglobinai tenais,
va tokius, nu tai Jonas jau ten žino, surašo kažką, tam, nu ta prasme, ir nusiunčia jau. Bet ar teisingai aš supratau, kad jeigu nežinai, ar tau menopauzė ar ne, tas E2 tyrimas labai čia padeda? Taip, bet jisai, nematai, pasirodo, jis neparodo iš karto. Kūnas kaip ir jau, va tada irgi, aš dabar paskui gaminau, nes aš to tyrimo nedavė man į rankas, nes gydytojai tą patį, kaip aš jau mokama, kur aš sakiau pačioj pradžioj, mano buvo kelionė pas ginekologą, tai aš kaip nuėjau pas ją, jinai matyti irgi padarė tą tyrimą, skaitoma su to E2, ten tada kažkas nesakau, aš neturėjau rankose ir aš nemačiau, ką jinai ten padarė. Kraujas dar nerodė, bet man pats organizmas jau darė bordaką. Tai va, jeigu aš būčiau už kokią mėnesį atėjus, jau aš tikiuosi, kad tikrai būtų parodę. Tai va, aš manau, kad, kaip pasakyti, nu, gal to ir dar po kol kas nebūtina, jeigu ten, sakykime, va, 45 ar kažkiek, tai ten tų metų 42, 40, tai gal ir nerodys tas, kaip pasakyti, jeigu tą E2 pasidaryti, tai aš manau, kad dar ir nerodys. Gali būti tas perimenopauzė, tas toksai, va, karščio toksai biški pilimas, kaip ir diena ten ar dar kažkas, tas toksai nervingumas ten kažką, jisai darant toksai mažas, čia nelabai dar gali ir suprasti, atrodo taip. Bet kai tau jau ateina ta jau tikroji draugė, kuri ten supurta tave tenais, tai aš manau, kad tada tas E2, nes aš sakau, aš būtent va toj knygoj paskaičiau, išskaičiau ir va, puikiausiai čia va hormonų dar rašo FSH, toksai reiškia folikulius stimuliuojančios hormonų, tai dar kaip ir tokį tipą siūlo, žinai. Nu, o čia yra estradiolio kiekis kraujyje, reiškia E2. Tai va tokį va siūlo atseit pasidaryti. Tai aš va šitą jau paėmiau, paprašiau, kad įrašytų, sakau, man. O taip, sakau, tas tokie pagrindiniai, va tokie tyrimukai, pagrindiniai tie visi. Tai va, sakau, dariau praeitais metais, tai net gydytoja pasakė, sako, gal kokius vaistus geri, nes idealūs visi nurodymai yra visi geri. Nes, sako, kartais būna, nu, ten nukrypimų, kompiuterį, ten tokie visokie kažkokie. Sako, čia taip ciki, sako, gal kartais, sako, kokius vaistus geri, sako, ne, tik papildus. Sako, taip ir toliau. Kitas, daug klausimų, žinok, yra. Taip, kad kitas klausimas, ar ašvagandą be pertraukų naudojai? Taip, iš pradžių naudojau be pertraukos, naudojau kokį pusę metų, paskiau man truputėlį jau pajutau, kad matyti priprato biškiuką, tai aš pradėjau jį keisti. Aš paskiau aš keičiu su omega. Omega, tada ašvagandą nustojau, omega pageriu kokius 3 mėnesius. 3 mėnesius pageriu omega, tada vėl ašvagandą. Nes mano organizmas truputėlį pusę metų aš geriu dieną iš dienos, man buvo labai gerai, jutausi labai gerai, o paskiau jau jutau, kad ji man taip, nu kažkaip, nu ne taip kažkaip. Tai galvoju, aš tada galvoju, biški padėsiu į šoną ir aš tada keitėlioju. Čia vat su tokiais pakeitėliojimais. Ir dar, vat sakau, pajutau, kad kaip tie visi man pradėjo veikti papildai dar geriau, aš jau sakau, po mėnesio pajutau. Bet kai aš praėjau žarnyno valymą, va tada man pasijuto dar geriau. Tada aš dar geriau pajutau visą poveikį, netgi po 2 savaičių, atrodo, tą patį vartojau, bet aš galvoju, aš kažkaip tai dar geriau jaučiuosi, nesupratau kaip. Dar vat ir toksai vat yra, pabandykit irgi prasivalyti žarnyną, kuris tikrai mums irgi reikalingas, nes labai daug, čia mūsų antros smegenys, čia irgi labai yra didelis, vieno ten paskaitai irgi klausiausi, kad irgi žarnyną būtiniausiai reikia prasivalyti, nes tenais irgi mūsų visos depresijos, visi sėdi ir laukia, kada tave išvaryti iš proto. O pasivalyti jį būtiniausiai reikia. Tai va, tai atsiliepimas, nuostabi istorija ir padrąsinimas. Man patiko pavyzdys, pereikit technikinį, įsiminsiu. Taip, tikrai darykit. Aš sakau, moteris mylit, jeigu tikrai visos vairuojat, jeigu yra mylimiausias, man tai yra mašina, taip, aš ją myliu, aš ją prižiūriu, aš ją plaunu, valau vidų, viską. Tai va taip darykim su savim. Prižiūrėkim, nu technikinis čia varyti į 2 metus vieną kartą, mums geriau būtų 1 kartą į metus pasidaryti, bet aišku, čia vėlgi nuo žmogaus priklauso, galima ir tos į 2 metus, bet tik tais nepadarykim ant 3 metų, ant 4 metų, prisiminiau, reikia pasidaryti tyrimus,
Ne, pasidarykim tyrimus į metus vieną kartą, nu, sakykime, aš leidžiu į 2 metus vieną kartą. Na, čia juokauju, čia aišku, darykite taip, bet prižiūrėkit, save iš tikrųjų reikia. Tai va, nors dar atsiliepimas, nuostabi transformacija, ką reiškia rūpintis savimi, pagarba, toliau švytinti moteris esate, va matosi tikrai, kad ir matosi, net ir per... Ačiū, taip aš ir jaučiuosi. Kaip aš atrodau, žinokit, aš taip ir jaučiuosi. O buvo žiauru, va, tikrai, va, Sandra, va, irgi gali tikrai būti. Dar pasakysiu. Pasakysi? Gerai. Iš tiesų, aš Ingridą pažįstu pakankamai senai, jeigu dabar leisi Ingrida man biškutį pasakyti, tai apie šitą situaciją buvo taip. Tai jinai ateina pas mane, aš ją iš tikrųjų įsivaizduoju kaip moterį tokią, na, vadinamą su kiaušiniais moterį, žinot, kur pofik viskas, praeis viską, padarys viską ir viskas din. Ir įsivaizduokit, jinai ateina pas mane, jinai žliumbia. Ir tada iš tikrųjų, gal aš neparodžiau to, bet labai, sako Sandra, nepyk, aš verksiu, nes aš negaliu susilaikyti, tiesiog negaliu. Tai įsivaizduokit, ateinat kažkur į viešumą ir jinai verkia. Tai realiai parodo tikrai, kad ta situacija ir tas svorė, aš mačiau, kaip bernas iš tikrųjų atrodė. Čia atrodo raumenį, jinai kaip bernas atrodė, jokio moteriškumo nebeliko, veidas suseno. Ir kaip dabar jinai jau atsigavusi, labai džiaugiuosi ir labai va čia net kartais, kaip pasakoju, net tokie širpuliukai ėjo, žinai, per kūną, nes iš tiesų tai tokia reali istorija ir nesuvaidinta, nepridėta nieko daugiau. Ir labai labai ačiū, dėkoju, superinė paskaita, įdomi istorija, naudinga. Va ir pradžioj kraujas gali nerodyti, o kūnas nemeluoja, simptomai išduoda. Klausimas dar yra, o ką dėl hormoninės terapijos manote? Ką aš manau, kad jeigu, kaip atsisakyti jos gal ir nereikia, nu kaip pasakyti, neatsisakyti, pabandyti reikia, jeigu yra, jau tikrai, nes man, sakau, ta ginekologija iš pradžių taip išrašė tos hormonus, išrašė ir pas neurologą nuėjau antidepresantus. Aš juos naudojau krūvoj. Ir tą, ir aš nežinau, kas man padėjo, bet man padėjo, bet aš antidepresantus naudojau pusę metų. Kaip gydytojas pasakė, naudok pusę metų, reiškia, ir viską. Bet kaip mes visi prisiskaitę, prisibuvę esame apie tus hormonus. Ir aišku, antidepresantai, bet jau, sakau, mes griebėmės už šiaudo, jau aš nebeskaitau tada šalutiniai ir kažkokie tenais viskas, aš tik noriu savo padėti, kad aš tik neišprotėčiau, aš tik noriu savo padėti. Ir aš tada gersiu bele ką man duos, kad tik man pagerėtų. Tai vat aš panaudojau šitus, bet aš abudu naudojau. Tai tikriausiai man kažkiek apramino. Pagerėjo, pusę metų aš panaudojau antidepresantus ir kaip gydytojas sakė, pusę metų panaudok, čia yra, nerviukai susitvarkys, pamatysi, liuks, čia yra vaistukai tokie, taip. Viskas panaudojau pusę metų, aš gerai jaučiuosi, viskas normaliai, aš viskas, man nebereikia nieko. Ir atėjo rudenėlis, nelauktas, kaip tenais Sandra ten buvo parašyta, ruduo ateina. Tenais mane taip tada sudrebina ir aš tada galvoju, o ką dabar daryti, kas čia dabar yra. Jau savo visokiausių lygų prisipaišiau, kokių tik tais yra ir viskas. Ir aš tada galvoju, Jėzau, tos hormonus naudojau, nepadėjo. Antidepresantus naudojau, nepadėjo. Tai ką man dabar daryti, galvoju, tai kas čia dabar darosi? Tai va taip, pusę metų išsikankinau savęs, bet ką galėčiau pasakyti, aš taip, kaip pasakyti, nuo širdies pasakyčiau. Jeigu tokia situacija kaip mano, bandyti hormonus, nes taip nereikia kentėti, aš per daug išsikentėjau, aš per daug save išdraskiau, aš per daug save, kaip pasakyti, bet pabandyti reikia. Pabandėt hormonus, prisidėjot papildus, ir tada žiūrit, išeinat po lengvą, ar dar kažkas tokia, po lengvą išeinat, paliekat vieną papildų, bet patį kūną jūs sustatėt į vietą. Hormonai
nereikia bijoti, kaip tenais, oi, vėžis, krūtiniai ten ar gimdoida, nuo visko mes tą vėžį galim turėti. Nuo kontraceptinių, nuo citramonų, nuo visko, nuo ibumetinų, nuo visokiausių, mes nuo visko galim turėti. Jeigu taip galvoti apie viską. Nuo visokiausių maistų, jeigu paimkim, ir tai galime čia turėti visko. Paprasčiausiai aš sakau, reikia sutvarkyti savo kūną, sustabdyti ir tada galima pereiti. Kaip jau tavo kūnas nebėra nuvargęs, išdraskytas, tai tada jau gali eiti ir prie papildų. Viską po lengva. Ir aš taip lygiai taip pat aš išėjau, tik tai su papildais gyvenu. Kol kas neužeina man niekas. Bet sakau, jeigu taip, tai tikrai nereikia kankyti, panaudojai ir paskiau gražiai išeini po lengva. Tai dar klausimas buvo man, kokias profilaktinės priemonės reiktų naudoti. Tai visų pirma, susitvarkom su savo antrom smegenim, tai yra žarnynas. Žarnyno detoksas, tas, kuris neišgriaužia, tas, kuris nėra labai stiprus, tai yra tvarkingas toksai švelnus, bet veiksmingas detoksas. Be abejo, Nature Sunshine kompanijos DTX detokso dėžutė yra nuostabus. Taip. Arba pasidaryti vieną kartą į metus antiparazitinę programą, arba ne 2 kartus, tai čia nuo kiekvieno vėlgi žmogaus priklauso, ar ne. Toliau keliauja žarnyno reabilitacijos detokso tokia programa. Jūs bet kokiom programom galit kreiptis į tos žmonės, kurie jūs čia pakvietė ir jie jums viską papasakos. Tai visų pirma startuojam nuo žarnyno. Antras keliauja kepenis. Kepenis labai yra svarbus organas, jis mums neskauda, jis gali ataugti, jeigu išpjauna dalį, bet jis yra labai svarbus ir strese, ir detoksikacijoje, ir su hormonais, ir jis net 2000 funkcijų atlieka. Mums atrodo, kad tik detoksikuoja. Ne. Taip kad kepenis, ašvaganda, tai yra antinkščiai, labai svarbus yra antinkščiai. Tos pagrindinės programos ir be abejo pasidaryti tyrimą dėl vitaminų mineralų, kurie yra reikalingi. Nes kai yra trūkumas, tada pradeda sistemos imti iš kitur. Mes pradžiai galime vitaminų trūkumą nejusti jokios simptomatikos, nes mūsų kepenis taip pat gali kaupti mineralus, vitaminus. Ir mūsų kūnas ant tiek yra protingas, kad jeigu kažko trūksta, pavyzdžiui, kokio kalcio, jis padaro taip, kad mes mažiau jo paliktumėm tualete, mažiau išsisiotumėm, ar ne? Bet jeigu yra trūkumas vitaminų ir mineralų ilgesnį laiką, jau organizmas sako, sorry, aš jau nebegaliu. Taip kad vitaminus, mineralus pasidaryti, kokių reikia. Ir viskas, tie pagrindiniai dalykai, pagrindinės sistemos, kurios dalyvauja mums rūpinantis mūsų iš vis veikų gyvenimu. Žarnynas, kepenis, antinkščiai, tai mūsų smegenys, stresas, emocijos, psichosomatika. Dabar ir išgirdau, kad ir menopauzei labai svarbus yra antinkščiai. Ir žiūrėti, kad mes gautumėm visko, ko reikia, kad mūsų organizmas teisingai funkcionuotų. Tai mano atsakymas būtų toksai. Ir mūsų paskutinė skaidrę įdėjau ją tokią, kad reiškia pasitiktumėm gyvenimą, pasitiktumėm tą menopauzės etapą, ane? Su karūna. Atsiminkit, kad turi draugę visą laiką su savim. Kur tik eisit, žinokit, menopauzė su jumis kartu. Aš dabar visą laiką juokauju, ateinu, sakau, aš ne viena, aš su draugė. Į mane žiūri, sako, aš su menopauze. Nes čia, aš gal šiandien noriu kažko tai, o gal ir nenoriu. Mano draugė, kaip pana sureaguos, tai aš taip pajuokauju, kad dabar mes esam dviese. Ačiū labai, Ingrida. Bet taip, žinok, net kartais sakau, šiurpuliukai ėjo. Ačiū, kad tu išdrįsai pasidalinti. Tai po 2,5 metų išdrįsau. Išdrįsai pasidalinti.
Ir labai tikimės, kad mūsų šita paskaita toks iš tiesų gavosi, toksai norėjusi padaryti tokį labai lengvą pasikalbėjimą, be kažkokios didelės literatūros sąrašo. Bet tikiuosi, kad radot kažkokį tai savo patarimą, savo truputį tą šviesesnį kelią, ką reiktų daryti, kaip pamilti, padėti savo ir gyventi pilnavertišką gyvenimą. Ar teisingai čia sukalbėjau? Neblogai. Neblogai. Nu, neblogai, gerai gavosi. Tai ačiū labai visom, kas buvo susirinkusios ir būkime sveikos, būkime gražios, spindinčios ir tą rudenėlį, kuris vadinasi menopauzė, turėkime auksinį, gražų, saulėtą ir nelietingą. Viso geriausio. Viso. Ate.